Sveiki. Mes esame sporto klubas Naglis Gym patalpose kartu su Sporto bulvaru ir šiandieną treniruosimės rankų smūgius. Norint išmokti smūgiuoti rankomis, mes turim pirmiausia išmokti taisyklingos stovėsenos. Taisyklinga stovėsena yra maždaug pečių plotyje stovima, rankos yra pakeltos arčiau barzdos ir alkūnės turi dengti korpusą. Kairė koja, jeigu esi dešiniarankis, kairė koja yra priekyje ir stovėsena turi būti patogi ir kažkiek lengvai pasvirus į priekį. Negalima būti atsilošus ir pilvo atkišus. Turi būti pasvirimas lengvas į priekį, rankos yra pakeltos, alkūnės dengia korpusą, kad nebūtų išskėstos rankos, suspaustos prie savęs. Toliau, pečiai, pučiuko petis pakeltas, kad galima būtų pečių užsidengti savo barzdą. Kada priešininkas smūgiuoja į šoninį smūgį. Šoninį smūgį, kada smūgiuoja. Taigi, stovėsena būtų tokia ir jausti taip, kad kulnai kažkiek yra pakelti, tartum galima būtų pakišti laikraštį ar žurnalą po kulnais, kad jūs galėtumėt lengvai judėti. Tartum kaip žaistumėt, kad krepšinį, kad jūsų kūnas būtų atsipalaidavęs ir lengvai judėtumėt. Toliau, kumštis sugniaužiamas taip, kad jisai būtų lygus, nes suskniaužinėjom kumštį skersai. Dažnai būna taip, kad kumštį žmonės suspaudžia vienaip ar kitaip ir smūgiuodami susilaužo rankas. Plaštaka, tiksliau tariant. Todėl labai svarbu taisyklingas suspaudimas. Nykštis vieni laiko nykštį prie savęs, kiti laiko prie rodomojo piršto. Čia vėlgi priklauso nuo sportininko patogumo. Bokso pirštinėse būna dažniausiai pirštai suspausti, kad jie bus uždengi iš šonų, daugiau iš šonų. Taigi, rankos, kaip ir minėjau, suspaustos prie korpuso, pečiai pakelti ir pirmas yra smūgiavimas, pradedame kairę ranką, smūgiuojame tiesų smūgį. Tartum, ranka kaip grąžto pavidalu išsisuka šonu. Dešinė ranka laiko tartum už ausies arba jaučia savo žandą, liečia. Ir barzda, smakras prispaustas prie krūtinės. Ir pirmutinė koja išsitiesia, nes didžiausia smūgio dalis sudaroma iš korpuso išmetimo. Ranka išsimeta. Ir jokių būdų nekeliam alkūnės ir nesmūgiuojam taip. Ranka eina trumpiausiu keliu į maksimalų rezultatą. Grįžtama lygiai taip pat, kaip ir smūgiavimas. Įsivaizduokit, kad yra vamzdis, į vamzdį kišau ranką ir gražinau. Tai būtų pirmas toks veiksmas. 1, 2, kad suvokti pačią smūgio esmę. Ranka pasisukus uždengia kaip tik petis jums barzdą, priešininkų smūgiuojant į šoną. Iš šoninį smūgį jūs užsidengėte savo barzdą, kuri labai yra jautri nokautavimui. Lygiai tas pats smūgiuojama su dešinė ranka. Dešinė ranka smūgiuojama taipogi analogiškai kaip ir kairė, tačiau jungiama dar pečių juostą, prasisukant į vieną liniją, kairę ranką laikant prie ausies, o dešinė ranka ištiesiama taip, kad petis taipogi uždengtų jums barzdą. Ir ranka vėlgi pasisuka ir grįžtam atgal. Pečių pagalba prasukimu jūs prailginat smūgio trajektoriją, kurio dėka lengviau pasiekėt priešininką. Kaip ir minėjau, korpusas ir kojos turi jūsų būti atpalaidavę, jokių negali būti įsitempimų. Tai būtų atliekamas smūgis 1, 2. Barzda prispausta prie smakro. Smakras prispaustas prie krūtinės ir žiūrim iš padilbių, kad pečiais būtų galima uždengti apatinę veido sritį. 1, 2. 1, 2. Kojos lengvai sukinėjasi, jų pagalba jūs galite atlikti greitesnius smūgius, kad nebūtų kojos įmūrintos ir jums trukdys atlikti judesius, kurie pagreitina smūgius. Tai būtų viena iš pirmutinių pamokų, taisyklinga stovėsena, patogi, atsipalaidavimas, rankos pakeltos, barzda nuleista, pečiai pakelti taip, kad uždengti barzdu jums apatinę veido sritį, alkūnės prispausus, kad nepakėlus nepraleistumėt smūgį iš šono ir smūgiuojama ranka išsisuka kaip grąžtas, kad vaizdžiau būtų aiškinu, ir tiek viena, tiek kita ranka atlieka tokius judesius. Tai ir smūgio metu, paskutinėme smūgio taške, yra stipriai suspaudžiama riešas, imkime
kaip ir stipriai suspaudžiamas kumštis, kad neišmestumėt rankos, nepataikymo atveju, neišmestumėt rankos per alkūnę. Nes labai jeigu atpalaidavimės, išmest galima, gal ne tai, kad išmesti, bet patempti alkūnės sąnarį. Todėl labai svarbu suspausti kumštį. Kaip tai atrodytų į maišą smūgiuojant, atsistojam taip, kad būtų smūgis paskutinėme taške, kad paliesti galima būtų maišą ištiesus ranką ir smūgiuojam taip. Kaip pastebėjote, labai svarbu korpuso pasisukimas, nes apie 80% smūgių sudaro dubens inercija, kuri persiduoda į ranką. Ir smūgiuojama su pirmutiniais krumpliais. Kad tai būtų lengviau su pirmutiniais krumpliais, kad nebūtų smūgiuojama šonu. Tada gaunasi kampas ir tai galima išsinarinti riešą. Todėl smūgiuojama pirmutiniais krumpliais, pasukant į šoną. Nepamirštama rankos trajektorija, kaip smūgiavo, taip ir atitraukia atgal. Smūgis, pirmin, atgal. Ir kojų patogumas, kad jūs lengvai galėtumėt valdyti korpusą. Aišku, kad dar paprasčiau būtų, reikia ateiti į mūsų klubą, būtų jums lengviau tai išmokti ir greičiau. Ačiū už pirmą pamoką.